Nuo ko pats aš pradėjau viską? Tai nuo kelionės. Mano kelionė ir prasidėjo nuo kelionės, todėl kad pati pirma kelionė mano buvo į užsienį. Kažkodėl ekskursijos po Lietuvą man mokykloje labai nepatikdavo. Nežinau kodėl. Patikdavo tik tai todėl, kad tada man mama nupirkdavo buteliuką kolos, nes mokytoja liepdavo pasiimti kažką atsigerti. Nu ir aišku, aš galvodavau, kad vanduo tikrai nėra gėrimas ir atsigaivinimas, bet Coca-Cola. Ir leisdavau nusipirkti čipsų. Tai dėl kolos ir čipsų važiuodavau į ekskursijas po Lietuvą, bet kai vieną dieną iš paralelinės klasės mokytojas istorijos pasiūlė važiuoti į Latvijos kelionę, tai aš nusprendžiau, kad būtinai reikia, dar tada jinai kainavo palyginus, o jie tu kokius juokingus pinigus, 43 ar 45 litai kainavo žmogui, tai čia kiek, 14 eurų. Ir mes tenai važiavom, žiauriai, kiekvieną turbūt detalę dar iki šiol atsimenu, kas vyko, po ko, kur mes nuvažiavom Latvijoje. Į Rundalės pilį sustojom, į degalinę, nusipirkau ten pirmą kartą latviškų saldainių ir latviškus latus išleidau, ką ten aš veikiau. Žodžiu, man tai buvo turbūt pati įsimintiniausia apskritai viso gyvenimo kelionė, nes ir šiaip daug kartų man dabar ją tenka prisiminti, kad prisiminčiau, kodėl viskas atsirado ir kaip viskas prasidėjo. Tai tiesiog labai užsikabinau po tos pirmos kelionės, atėjo 2, 3, 4, 5, 10 ir kuo toliau, tuo labiau supratau, kad man ta kažkaip tai ne tai, kad man priklausomybė kelionėms yra ir kad būtinai va čia keliauti, ar ne, pažinti, domėtis yra smagu, nes kiekvienam tai yra smagu ir turbūt niekas auditorijoje nepakeltų rankos, kad man nepatinka keliauti, aš tavim Rimvydai nesutinku, man tai yra žiauriai nuobodu ir niekada nekeliaučiau gyvenime. Tai čia aš neišsiskirčiau tuo, bet kuo aš išsiskirčiau turbūt, kad man patinka skaičiuoti kelionės kainą, domėtis, kur tai yra pigiau galima įsigyti, padaryti, išvengti kažkokių ten mokesčių, ten oro uosto ar kortelės aptarnavimo, kas anksčiau dar buvo galima padaryti, kaip susirasti pigesnius skrydžius, bilietus, kodėl šita kelionė autobusu šitoje agentūroje kainuoja tiek, o šitoje agentūroje tiek. Ir netgi viena diena ilgesnė kelionė kainuoja pigiau negu trumpesnė. Tai ir man būdavo įdomu, aš eidavau netgi į kelionių agentūras būdamas moksleivis 6-7 klasėje, kiek man buvo, 13-14 metų. Aš eidavau į kelionių agentūrą, man reikėdavo Vilniuje iš taip vadinamas Krasnuchos, Savanorių prospekto, reikėjo nuvažiuoti iki Antakalnio per visą miestą, tai aš sustodavau kažkur tai pakeliui centre, užeidavau agentūrą ir sakydavau, žinot ką, mano mama planuoja keliauti ir man reikia dabar prisirinkti katalogų, jinai labai dirba užsiėmusi ir nespės čia pas jūs atvažiuoti, tai jūs palikit man savo kontaktus, aš perduosiu mamai ir nepamirškit dėti kainininkų. Kainininkai tai būdavo tokie atskiri kaip katalogai, kur būdavo surašytos kelionių kainos kiekvieno sezono, kiekvieną dieną išvykimo. Dabar viskas yra internete, jau tų katalogų nežinau kiek nėra, kainininkų metų, gal 10 kokių. Tai va, o tada buvo ir aš pasimdavau juos ir studijuodavau, o kodėl va aukštuoju sezonu šitie kainuoja. Turbūt dėl to, kad visi įmo atostogas ir keliauja rugpjūčio mėnesį. Dabar žinau, kad tikrai taip ir yra. Ir man buvo žiauriai įdomu tikrinti, kiek kas kainuoja, lyginti kainas ir pabandyti pigiau suplanuoti tokią pačią kelionę. Neturėjau tada interneto namuose. Eidavau interneto kavinę, iš katalogų žiūrėdavau, miestas Popradas, Slovakijoje, nakvojame vienos žvaigždutės viešbutyje Gerlach. Einu, įvedu į Google Gerlach, Hotel Poprad ir žiūriu, kaip jisai atrodo, kokiuose kambariuose čia apgyvendina, kiek jie kainuoja. Taigi po galais aš visą tai galiu pigiau padaryti. Ir va, tai čia turbūt tuo aš skiriausi, kad man būdavo įdomus ir užkulisiai visų šitų kelionių. Ir iki šiol dar įdomus, turbūt pats įdomiausias dalykas man yra, pažįstu tokių daugiau žmonių, nežinau, gal ir tu toksai, kad laukti kelionės, planuoti kelionę, domėtis tuo, ką tu pamatysi toje kelionėje, yra tavo toks kaip ir laisvalaikis. Tai žmonės dažniausiai manęs pasiklausia, ką tu veiki laisvu laiku. Be kelionių. Tada planuoju kelionę, laukiu kelionės, žiūriu, ką pamatysi toje kelionėje ir taip toliau. Tai tai visą tai, žinai, pavirto mano gyvenimu. Ir visą tai prasidėjo nuo kelionės.
Keliaujant man labai yra svarbu žmonės, kurie keliauja su manimi. Mane labiausiai veža, kai aš keliauju su labai gerais bendrakeleiviais, todėl turbūt aš ir daug metų jų nekeičiu ir dažniausiai tai būna vienas arba du žmonės papildomi. Labai svarbu yra bendrakeleiviai, kelionės komfortui, kad tu jaustumėsi gerai, nes tu su jais praleidi ne tik tai kažkokį vakarėlį, ten nuėjęs kažkur tai mieste, ten ar Vilniaus centre susimatęs vakarienės, bet ir praleidi 24 valandas per parą su tai žmonėmis. Tai man labai svarbu yra bendrakeleiviai, taip pat labai yra svarbu sutikti žmonės kelionės metu. Ir labai svarbu, kad tos kelionės metu įvyktų kažkas tai neplanuoto. Tai anksčiau aš labai mėgdavau viską susiplanuoti, sudėlioti savo vietas. Tada 7 valandą atsikeliu, po 7:20 einu pusryčiauti, 7:50 lipu į autobusą ir važiuoju į ten tokį ir tokį miestelį, apsistoti ten kitame viešbutį, ar ten, nežinau, nuvažiuosiu į Romos centrą, pasižiūrėsiu, tada tiek, kiek man čia laiko užtruks. Labai kažkaip mėgdavau save į rėmus įsprausti. Tai kuo toliau, tuo man tų rėmų reikia mažiau. Dabar netgi neseniai vykom į kelionę į Rodo salą. Tai nebuvo mano pirmas kartas, tai buvo mano gal 3 kartas Rodo saloje, bet aš visiškai nieko jau nebeatsiminiau, nes tiek daug ten tų salų esu aplankęs, tai paskutinį kartą buvau prieš gal 6 ar 7 metus Rode ir dabar aš nuvažiavau ir neturėjau jokių planų. Ir mes išsinuomojom automobilį, aišku, visgi aš susiplanavau tai iš anksto, išsinuomojau automobilį, bet tik rytą, pusryčiaudamas, aš žiūrėjau, skrolinau žemėlapį Rodo salos ir žiūrėjau, ką aš čia galiu pamatyti. Ėjau ir pas restorano darbuotoją pasiklausiau, ką tu rekomenduoji, o kur tu gyveni, tavo miestelis įdomus šitoj saloj. Ir tai vat kartais tokių netikėtumų labai reikia. Aš manau, kad ir keliaujantiems žmonėms kuo toliau, tuo jų reikia daugiau. Man tas yra labai svarbu. Ir dar kuo toliau, tuo labiau man darosi svarbus maistas. Nežinau kodėl, nes anksčiau tai būdavo tiesiog taip paprasta, nueini į McDonald's, nusiperki cheeseburgerį ir viskas. Bet tada supratau, kad iš tikrųjų tu dalį šalies pažįsti per skrandį. Ir pažįsti tą kultūrą, išėjimo pavalgyti ar ne, kažkada tai aš, va dabar ne šį kartą Graikijai, bet Liepos mėnesį dar, kai lankiausi Kretos saloje, mes 7 valandą, 6 valandą nuėjom vakarieniauti. Žmonės dar pietavo, baiginėjo pietus, sėdim, galvom gerai, tai tada dar nieko neužsakinėsim, nes visko po ko paklausim, sako, dar nėra ready, dar tik ruošiama, dar nebus dabar, gal galite ką nors užsakyti ten iš pietų meniu. Tai kitą kartą atėjom 9 valandą vakaro, žmonės pamažu pradėjo rinktis vakarieniai. Ir tada tu supranti, kad yra visai kitoks gyvenimo būdas, visai kitokia atmosfera. Nežinau, mano skrandžiui tai nebuvo labai priimtina paskui iš karto eit miegot, bet žmonės susitinka vakarieniauja 3-4 valandas iki vidurnakčio, sėdi, kalbasi, galų gale susipažįsta su kitais aplinkiniais ir galbūt sujungia stalus, kartu sėdi, šnekučiuojas ir panašiai. Čia nekalbu apie Graikiją, nes Graikijoje to dažniausiai nevyksta, bet kitose šalyse, Italijoje, Ispanijoje. Tai ir kai tai patiri, tu nori to, kuo toliau, tuo daugiau. Tai va, kuo toliau, tuo labiau aš mėgstu nueiti ne į McDonald's ir nieko negalvodamas suvalgyti cheeseburgerį ir toliau eiti pažindintis, bet ir išskirti labai brangaus mano kelionės laiko, 3 ar 4 valandas vakarienės metu ir truputėlį taip įsijungti jų gyvenimą. Ir dar man labai yra faina, kai aš nuvažiavęs į kokią nors kelionę, susipažįstu su vietiniu žmogumi, kuris vėliau išsiveda kur nors out vakare. Tai va čia tada būna turbūt pati linksmiausia istorija, patys geriausi kelionės įspūdžiai. Vieną kartą aš su savo kolege ir viena geriausių draugių, kuri pas mane dirba, mes kartu pasiėmėm atostogų ir išvykom į New Yorką. Ir New York'e per Airbnb išsinuomojom apartamentus. Jisai toksai Jeffris gyvena New York'e nuo pat gimimo, jo tėvai irgi ten nuo vaikystės ir jam paliko butą pačiame Manhatano centre.
Tai čia yra žiauriai brangus rajonas, žiauriai brangu, bet mes susiderėjom kainą, mes netgi derėjomės kainą, nes mes neturėjome, kiek čia buvo prieš kokius gal 4 metus, mes galėjom skirti $200 tik tai nuo žmogaus, mes keliavom 3, tai žodžiu $600, sakom tau, okei, ten vietoj nežinau, 800 ar 900, kiek jisai prašė, okei, sako, jūs būsit mano pirmieji svečiai ir sako, aš nežinau realiai, ką tas reiškia, kaip tai, koks tai jausmas jūs apgyvendinti ir panašiai. Ir mes apsilankėm pas jį, apsigyvenom, jo labiau mes buvom pirmieji svečiai, taip pat mes buvom pirmieji svečiai iš šalies, iš kurios jisai nežinojo. Ne, jisai buvo protingas žmogus, jisai paskui suprato, okei, Europa, jiem Europa visiems vienoda. Ir jisai mus vieną vakarą nusivedė, sako, aš važiuoju su savo klasioku, susitikti jam apie 35-6 metus, jis su klasioku važiavo susitikti į barą ir sako, aš noriu nusivesti, sako, turiu su klasioku susitikti, bet prieš tai nueinam į barą, į kurį aš pirmą kartą nuėjau sulaukęs pilnametystės, kai mane ten įleido, 21 metų beros ten juos įleidžia. Pirmą kartą sutikau savo tenai merginą, su kuria susipažinau ir su kuria ten draugavau labai ilgai. Ir pirmą kartą nuėjau baigęs pirmąją savo darbo dieną. Ir tenai ateinu, ir ten baras, ir studentai, Down the Hatch vadinasi, užrašyta kaip Jack Daniels etiketė, žodžiu, Down the Hatch, išvertus iš ten, žodžiu, ten jau iki dugno. Tai vat, ir buvo labai įdomu apsilankyti bare su kažkokia istorija, ar ne? Tai ir kuo toliau, tų istorijų iš kelionių norisi rinkti daugiau. Ne pliusiukų dėliotis, tarkim, čia pabuvau Koliziejuje, o čia pamačiau Vatikaną ir pagrindinę aikštę Romos, bet aikštėje sutikau Italę, kuri čia gimė, užaugo Romoje ir papasakojo apie tai, kaip ją užkniso turistai. Tai va, tas yra man šiuo metu įdomiau. Pats keliones, žinai, turbūt ką labai man gėda pasakyti, aš neturiu savo svajonių šalies. Mano svajonių šalis buvo Prancūzija, kai pirmą kartą tenai apsilankiau, tai supratau, kad kažkokia nesąmonė ir man neprilipo tiesiog. Nei Paryžius, nei kiti Prancūzijos miestai. Ir kažkodėl nenoriu sugrįžti į ją, bet tas Disneylandas turbūt labai viliojo nuo vaikystės, aš vis tik galvodavau, į Paryžiaus Disneylandą man būtinai reikia nuvažiuoti, Prancūzija vadinasi mano svajonių šalis. Ir visose anketose, atsimenu, mokykloje aš pildydavau, kad noriu apsilankyti Prancūzijai. Tai va, tai neturiu svajonių šalies. Graikija turbūt yra mano pati mylimiausia šalis, galbūt ir galima apibūdinti kaip svajonių šalį, nes aš norėčiau iš tikrųjų sulaukęs galbūt ne senatvės, bet sulaukęs to amžiaus, kai jau ims man norėtis sodybą turėti, tai žinai būna, tai nežinau, kai kam, kai 30 būna metų jau jie nori savo sodybos, kai kam, kai 60, tai aš noriu sodybos Graikijoje. Kažkurioje tai iš Graikijos salų, turbūt Kretoje, nes jinai pasiekiama yra lengviausiai. Va, tai savo svajonių šalies aš neturiu ir man labai sunku išsirinkti, kur aš noriu nuvažiuoti. Dažniausiai aš remiuosi tendencijomis, žiūriu praėjusių metų visą laiką. Ne kas šiais metais yra žiauriai ant bangos apkeliauti, bet kas yra praeitais metais. Man nepatinka kažkaip tai keliauti ten, kur visa masė, nes tarkim, šiais metais ant bangos Vietnamas. Okei, ant bangos Vietnamas, vadinasi, kitais metais man reikia nukeliauti, nes po 5 metų ten jau bus blogai keliauti dėl to, kad kainos bus sukilusios. Kaip ir prieš kokius 7, gal prieš 8 metus ant bangos buvo Tailandas ir ten buvo žiauriai juokingos kainos, visas pasaulis, keliaukime į Tailandą. Tailandas ėmė plėstis kaip turizmo kryptis ir paskui staiga kainos labai stipriai sukilo, vos ne tokios pat kaip, nežinau, kaip Lietuvoje kurortuose, gal net ir aukštesnės kai kur. Ir kažkaip tas burbulas susprogo. Tai labai dažnai aš pasitikiu draugų rekomendacijomis, kur kas apsilankė, mano draugė lankėsi Filipinuose ir pasakė, kad ir papasakojo savo istoriją, kad jinai tenai susipažino su filipiniečiais irgi studentais, su kuriais praleidusi savaitę savo atostogų Borakajaus saloje, jinai kartu su draugė pasakė, kad jinai čia būtinai sugrįž dar kartą, nes jai žiauriai patiko. Ir jinai tą pažadą savo ištesėjo, po metų, po pusės metų, net nereikėjo metų, jinai sugrįžo dar kartą tenai.
Ir tada jinai dar labiau įsimylėjo tą šalį ir dabar jinai planuojasi dar vieną savo kelionę. Tai vat po to jos antro karto, kai jinai sugrįžo į Filipinus, aš pasakiau, žinai ką, aš irgi tenai nuskrisiu, nes tikrai labai noriu pamatyti ir pasitikiu tavim kaip krypčių ekspertė, ar kaip čia galima pasakyti, bet pasitikiu tavo rekomendaciją. Tai ir taip pat pats būna susigalvoju, kur aš norėčiau nuvažiuoti. Tai tarkim, vienas iš mano norų tai buvo apsilankyti Jungtinėse Amerikos valstijose, tai buvo seniai, prieš 4 metus pirmą kartą apsilankiau tenai. Čia taip atrodo seniai. Man tai atrodo jau senai, nes tiesiog viską pastaruoju metu man reikia derinti taip pat ir savo pomėgį su darbu. Nežinau, ką tai reiškia Jungtinės Amerikos valstijos, todėl turiu tenai nuvažiuoti ir įsitikinti. Nežinau, ką reiškia, dabar Jungtinėse Amerikos valstijose aš jau buvau 3 kartus, tai 2 kartus buvau Los Andžele, Kalifornijoje, nes man ten žiauriai patiko, tai sugrįžau antrą kartą. Neseniai nežinojau, ką tai reiškia Tailandas, nes manęs tenai kažkodėl netraukė ir aš nežinau, ar aš tenai norėsiu vykti atostogų. Tai nuvažiavau tiesiog iš reikalo, pasižiūrėti, kas tas Tailandas ir su kuo visą tai valgoma ir ar ten visą tai yra valgoma. Visiškai nenorėjau įvažiuoti į Indiją, bet į Indiją nuvažiavau vėlgi iš reikalo tam, kad tikrai tam, kad uždėčiau pliusiuką, tam, kad aš žinočiau, kas tai per šalis, nes žmonės sako, kad Indijai reikia subręsti ir kad joje, jeigu nenori lankytis, tai geriau ir nesilankyk, nes tada jau vadinasi tau tikrai nepatiks. Aš nenorėjau joje lankytis, bet kaip bebūtų keista, man tenai patiko, todėl pirmadienį skrendu į Indiją dar kartą ir jau į ilgesnę kelionę ir į labiau tokią pažintinę, nes ten tokiais pusiau darbo reikalais vykau, bet tokį bendrą įspūdį susidaryti man pavyko. Bet jeigu visiškai tiesiai šviesiai tau pasakius, tai savo atostogas bent jau asmenės aš planuojuosi pagal pigius skrydžius. Ten, kur tuo metu išpuola žiauriai gera akcija, ten aš ir skrendu savo atostogų. Nes iš tikrųjų man sunku labai atskirti yra pastaruoju metu savo atostogas nuo darbo, nes aš savo pomėgį paverčiau darbu ir aš nebegaliu net ir atostogų metu to atskirti, nes tas mano pomėgis susijęs su atostogomis žmonių. Tai, žodžiu, viskas pinasi, persipina ir aš kol kas turbūt netgi tuo labai ir džiaugiuosi, nes važiuodamas padirbti aš kartu ir pasilsiu nuo viso ofiso šurmulio, kas vis labiau plečiantis mano įmonė ir augant mano visam projektui, jam populiarėjant, tas šurmulys didėja ir sukelia galvos skausmą. Tai aš kažkaip tai stengiuosi kartais pristabdyti, kai man tai atsibosta, nes turbūt didžiausia mano baimė yra nepersūdyti tų kelionių, kad jų nebūtų per daug, nes kažkada man jų buvo per daug. Man buvo jų per daug tada, kai aš sugalvojau, kai aš priėmiau pasiūlymą turėti savo televizijos laidą ir aš kiekvieną savaitę turėjau išvykti bent į 2 keliones kažkur tai ir kai ties kokia 8 ar 9 laida aš atsikėliau ir supratau, kad aš nenoriu niekur labiau už viską, aš noriu gulėti lovoj, o ne 6 ryto skristi į Paryžių. Aš tada supratau, Rimvydai, tu turi susiimti, trenkti savo per galvą, nes bet kuriam iš artimų žmonių pasakęs, kad tau atsibodo keliauti, tai tau tiesiog su pirštu ties smilkiniu pasukiotų ir pasakytų, gal tau jau laikas tada ir pailsėti. Tai karts nuo karto aš pasilsiu, nes kai visa tai pavirsta darbu, aš negaliu tiesiog paimti, atsipalaiduoti ir nežinau. Man tai nebeteiks malonumo, vadinasi, man nebeteikia malonumo darbas, aš nebenoriu ryte keltis ne tik į keliones, bet ir į darbą ir aš nebegeneruoju naujų idėjų, tiesiog noriu, kad greičiau praslinktų darbo diena ir jeigu aš pradedu žiūrėti, kiek dabar yra valandų ir kada mano darbo diena baigsis, tai viskas, Makaliaus projektas baigtas.
Aš jaučiu, dabar aš jaučiu didelį malonumą keliauti. Nežinau, kaip to paaiškinti. Vat keliauti tai reiškia pasiekti kelionės tikslą. Anksčiau aš nejausdavau. Anksčiau man kažkaip tai nebūdavo malonumo, o dabar aš jau renku, gal aš esu dabar labiau išlepęs, tai renkuosi geresnės gal avialinijas. Aš aišku nebesu tas studentas, kuris buvo 2009 metais, kai kaip tik vakar dar tą istoriją buvau prisiminęs, kuris turėjo nukeliauti į Londoną ir iš Kauno į Londoną su Ryanair skrydžių bendrove bilietas kainavo 20 eurų. Tai buvo apie 70 litų tada litais, bet iš Kauno su persėdimu Brėmene jisai kainavo 14 eurų, po 7 eurus kiekvienas, po 24 litus kiekvienas skrydis, atsimenu, kainavo. Bet reikėjo Brėmene pernakvoti. Ir aš dėl tų 6 eurų skridau per Brėmeną ir taupiau tuos pinigus ir miegojau oro uoste ant suoliuko, visas pavargęs, kitą rytą skridau į Londoną ir išleidau daugiau negu 6 eurus kavai, vandeniui, ten pusryčiams ir taip toliau oro uoste. Ir žiauriai daugiau, kad pamatysiu Londoną ir visą kitą. Tai dabar aš daugiau dėmesio ir didelį malonumą jaučiu keliaudamas tiesiog. Prisiverčiau turbūt pajusti tą malonumą, pasiekti iš taško A nukeliauti į tašką B. Tai skrydžio metu atrandu kažkokį tai malonumą savo, pasiimu, rašau kažką, tai darau. Dar ką tokio atradau, kad kelionių metu man žymiai lengviau sekasi generuoti naujas idėjas. Nežinau, Rimvydai, kada nors tau reikia parašyti knygą. Gerai. Ir sėdžiu lėktuve ir galvoju, apie ką ta knyga būtų, kaip čia viską aš sudėliočiau, o kaip man mintis sektųsi rutulioti, ar aš sugebėčiau tą padaryti, ar ne. Ir tada žiūriu, kad aš jau staiga pradedu domėtis, kaip tą knygą parašyti, man jau staiga pradeda ir dėliotis tos mintis ir tada galvoju, jo, gal kažkada ir išleisiu šitą knygą. Tai, nežinau, Rimvydai, tapk kelionių organizatoriumi ir galbūt pradėkim patys organizuoti keliones, nes pamačiau lėktuve didžiulę žmonių grupę, 30 žmonių keliavo ten, neatsimenu kur, žodžiu, kažkur tai ten į tolimą skrydį. Ir gidas sužiūrėjo ir galvojau, kaip faina, man irgi aš norėčiau palydėti tokią grupę, sugalvoti. Tada aš pradėjau galvoti, o kaip čia reikėtų, kokią šią riziką apsiimčiau, kiek į tai reikėtų man investuoti ir panašiai. Ir aš kelionių metu atrandu naujų idėjų. Ir nežinau, dabar kažkaip norėjau pasakyti tokią mintį, bet aš dabar galvoju, ar paskui nepasigilėsiu, kad pasakiau, bet geriau pasakysiu, nes užsienis yra labiau patobulėjęs turizme. Kitos šalis yra labiau patobulėjusios, kiti oro uostai, aišku, yra didesni, labiau ten išsiplėtę, patobulėję ir tos verslo idėjos dažniausiai būna nukopijuojamos iš kitų, ar ne, pasiimamos čia į Lietuvą. Tai tas keliavimas iš tikrųjų man tik tai sukelia kažkokių tai tokių, visokio, geras, gal pagaminkim Makaliaus ten kuprinę kokią nors, nes žiūriu, kad vaikšto daugybė ten su organizatorių kuprinėmis ir aš atkreipiu dėmesį į tai, nežinau, kažkas tokio. Tai aš tikrai jaučiu vis dar tokį patį malonumą, tik tai man jau yra sunkiau suderinti poilsį su darbu. Ir kuo toliau, tuo sunkiau. Nes, pavyzdžiui, aš negaliu dabar nuskristi atostogų, išsijungti telefono ir nieko neveikti ir pamiršti apie visą tai, kas vyksta. Ir aš skaitau man rašančių žmonių laiškus, kurie sako, sveikas Makaliau, padėk man suplanuoti kelionę, aš nieko nenoriu veikti, tiesiog gulėti, valgyti, gerti, galbūt kažką pamatyti ten kažkokioj šaly, bet išsijungsiu telefoną, nesimsiu kompo, paliksiu viską ir galvoju, koks tu esi laimingas žmogus, nes tu gali tai padaryti. Ir visą laiką aš ieškau pasiteisinimų, kodėl aš to negaliu padaryti. Bet vienas didelis pasiteisinimas tai yra mano verslas, kur aš, kad ir kaip pasitikiu visais ir tikrai kuo toliau to pasitikiu savo komandos nariais vis labiau, bet kažkas tai viduje neleidžia man tiesiog atsipalaiduoti. Ir kiekvieną vakarą, net neseniai, savaitę praleidau Rodo saloje, tai buvo mano visiškos atostogos. Aš nieko neveikiau, kaip ir sakiau, dienai, 2 išsinuomojau automobilį ir netgi nežinau, ką ten
kur aš ten važiuosiu ir gausi taip, kad aš tą automobilį panaudojau nuvažiuoti iki Senamiesčio, skaniai pavalgyti ir grįžti atgal. Ir tas man kainavo 120 eurų. Ir, žodžiu, tai aš netgi tenai būdamas vakarais prisijungiau prie ten mūsų laiškų sistemos ir žiūriu, o čia taip ir taip, čia tuo domisi žmonės, tai gal čia man tada labiau reikėjo susikoncentruoti dėmesį į Azijos kryptis, nes dabar Azija labiau domisi. Sėdžiu, pats dėlioju, priskirinėjau laiškus darbuotojams ir jie man rašo, tu baigsi, ką tu dabar veiki? Pašiau, vakarieniauju skaniai viešbutyje, čia va, ant jūros kranto, ar ten prie baseino. Sako, tai ne tokio atsakymo mes laukiam, tu atostogauji dabar, tai tu dabar neturėtum įsijungti mūsų tos programėlės ir žiūrėti, kokie laiškai pas ką atėjo ir priskirinėti jų. Atostogauju visiškai taip, kaip aš bandau apsimesti, kad tai yra mano visiškos tikros atostogos ir prašau niekieno netrukdyti, tai yra 4 kartai. Aš manau, kad tai yra labai daug, nes žmonės šiaip atostogauja 2 kartus. Aš galiu sau leisti atostogauti 4 kartus, bet dėl to, kad tikrai pusę laiko praleidžiu dirbdamas. Tai, o per mėnesį maždaug 2 savaitės yra užsienyje. Aukštuoju sezono laiku ir žemuoju sezono laiku, tai yra nuo kažkur tai spalio iki kovo, o nuo kovo iki spalio aš stengiuosi niekur nekeliauti, nekišt kojos, bet vis tiek kažkur tai savaitę per mėnesį gaunasi, kad aš kažkur būnu išvažiavęs, skridęs kažko, bet dažniausiai tai būna ne atostogos, nes aukštuoju sezono laiku atostogauti yra labai didžiulė prabanga. Ką keisčiausia esu išbandęs kelionėje, tai čia turbūt iš karto man maistas į galvą topteli, tai valgiau woodworms, tai yra kirminai gyvenantis medžiuose, išmirkyti acte, tai yra Filipinuose. Seišeliuose valgiau šikšnosparnį ir apie tai sužinojau tik tada, kai jį suvalgiau. Nes skonis visiškai kaip vištienos, jo labiau dar jisai buvo labai aštrus. Tada valgiau, nevalgiau, kaip gerai, kad nevalgiau, bet Filipinuose yra toks dalykas, tai balų, man rodos vadinasi, dabar neatsiminsiu, bet tai yra susiformavęs, bet neišsirytas viščiukas išvirtas. Tai čia yra kažkas man labai baisaus. Ką dar keisčiausia gyvenime padariau, tai lindau į liūto narvą ir jį glosčiau. Tai buvo Mauricijuje. Iš ne maisto, ką aš esu keisčiausiai išbandęs, tai nežinau, kaip aš sugebėjau tai padaryti, bet įlipau į liūto narvą Mauricijuje. Tai yra ne kažkokia ten pramoga turistam, bet tai yra tiesiog uždaras nacionalinis parkas Mauricijuje, kuriame, tai yra, aišku, tai yra kaip zoologijos sodas, bet tai yra aptvaras. Tai yra žiauriai milžiniškas zoologijos sodas, ten belia kiek kilometrų reikia net važiuoti su mašina, toksai kaip safaris. Ir prieš tai 2-3 metus liūtai tigrai yra laikomi aptvertoje tokioje teritorijoje, jie yra pratinami prie žmonių ir tie žmonės yra turistai. Tam, kad tiesiog nepultų tų autobusų, kai važiuos per nacionalinį parką. Tai žodžiu, ir yra siūloma tokia pramoga įeiti į liūtų ir tigrų narvą ir išmokyti juos, kad tai yra žmogus, kad tai priprastų ir taip toliau, kad tai elgtųsi kaip kačiukai. Tai aišku, yra tam tikros taisyklės, negalima atsitūpti, todėl kad jisai gali ant tavęs užšokti, nes tiesiog gal žaist norės ir taip toliau, vis tiek instinktai yra. Ir tai buvo toks keisčiausias dalykas turbūt, nes aš kai eidinėjau, tai aš nežinau apie ką aš galvojau, bet aš kažkodėl tiesiog pasiryžau šitam dalykui, o kai išėjau, aš nesupratau, kaip aš tai sugebėjau padaryti, nes man tai turbūt taip baisoka. Ką aš dar tokio esu padaręs? Su ziplainu esu čiuožęs ten kelių šimtų metrų aukštyje ir net nežinojau iš tikrųjų, kur tas ziplainas pasibaigs. Ir man tai buvo žiauriai baisu, kad reikėjo gulėti tokiam kaip kostiume, kaip kokone ten reikėjo gulėti ir Filipinuose virš džiunglių ir virš upės apačioje ten kruiziniai laivai plaukiojo, tu ten 300 metrų aukštyje skrendi. Ir, žodžiu, ir atgal reikėjo grįžti lygiai taip pat. Ir jau prašiau, galbūt galima kaip nors kitaip sugrįžti. Bet po to laiko, aš belia kaip bijojau, bet po to laiko žiauriai užsidegiu visais ziplainais ir kuo toliau, tuo daugiau aš mėgstu jų visur išbandyti. Tai skrydis per nerį, žinokit, yra visiškas niekas, palyginus su skrydžiu 300 metrų aukštyje virš džiunglių upės. Man galbūt ne kuriozai yra
didžiausia nuostaba, bet man didžiausia keistenybė gyvenime turbūt tai būna, kai sutinki savo draugus kažkur tai kitoj pasaulio šaly visiškai neplanuotai. Man tai buvo nutikę su mano kursiokė. Mes kartu studijavom turizmo ir viešbučių administravimą. Dabar neatsiminsiu kokiame mieste. Bet tiesiog, aš ėjau nieko nesitikėdamas visiškai, nes tikrai neieškau čia tarp veidų pažįstamų žmonių. Ir į mane kažkas tai ėmė kreiptis lietuviškai. Ir paskui mes visą tą savaitgalį praleidom kartu ir tūsinom ir ten ir visa kita, visa didelė kompanija. Tai vat man turbūt tokie dalykai labai stipriai įstringa. Iš nuotykių, tai tų nesu niekada pavėlavęs į jokį skrydį. Iš kuriozų, kam aš esu pasirašęs gyvenime, kokiam dalykui, tai turbūt, kad aš esu sutikęs vienai moteriai, kuri parašė laišką man, nuskraidinti į Barceloną katiną. Ir man buvo apmokėti bilietai, viešbutis, gavau kišenpinigių ir katiną savo narvelyje. Ir sekėsi labai juokingai, aš jai apie tai nepasakojau viešai, nes tiesiog aš pagalvojau, kad, nes man labai patinka katinai, aš juos labai myliu, bet tas katinas buvo toks plikas, žinai, toks labai keistas. Ir piktas pasirodo katinas, nors ir mažas, jaunas, jisai parodinis, man rodos, ten jisai buvo parduodamas, tai dėl to jį reikėjo perskraidinti. Ten, žodžiu, veislinis su visais dokumentais, man netgi reikėjo pristatant tą katiną pasiimti tos moters dokumentą, patikrinti ar tikrai, nes aš įsivaizduoju, kiek tas katinas kainavo. Ir aš nusprendžiau tiesiog lėktuve atidaryti narvelį ir duoti katinui iki Barcelonos, iš Rygos, aš skridau su Air Balticu, tai apie 3,5 valandos. Aš nusprendžiau, kad tas katinas sėdėtų ant kėdės. Ir paskui praeina įgula ir ten žmonės taip, mielas katinas, ten visą kitą. Nelabai mielas, nes toks plikas. Bet, kas buvo baisiausia, kad įgula visa susiėmė už galvos ir sako, ką jūs darot, jisai turi būtinai būti narve, nes čia gali būti alergiškų žmonių. Tai labai mane išgąsdino, išsodino žmonės, netgi aplinkui mane per 2 eilės niekas nei priešais, nei už manęs nesėdėjo, tai aš labai iš tikrųjų tada išsigandau. O tada supratau, kas yra kačių gyvūnėlių mylėtojai, tikri gyvūnėlių mylėtojai, galbūt net truputėlį persistengiantys. Tai ta moteris, kuri nusipirko kačiuką, jinai specialiai tam, kad pasitiktų mane pačiame oro uoste, jau dar praėjus saugumo zoną prie pat vartų, per kuriuos aš išlipsiu, jinai nusipirko bet kurį skrydį, ten nežinau kur, tuo metu, kad praeitų patikros zoną ir atsidurtų joje. Ir kad pirmoji pamatytų tą, žodžiu, kontaktą Ispanijoje su katinu. Tai man buvo labai keistas dalykas. Bet tai buvo tokia viena keisčiausių avantiūrų, kuriams esu pasirašęs. Planuotis kelionę, planuotis savarankišką kelionę, ne su grupe. Tačiau taip pat palikti vietos ir kažkokiems tai nutikimams, kažkokiems tai nuotykiams. Neapibrėžti visko kažkokiame griežtame grafike. Nesusipirkti iš anksto visur bilietų ir ten kortelių, metro ir panašiai, nes galbūt jūs atsikelsite ir pagalvosite, šiandien aš važiuoju, šiandien aš eisiu pėsčiom, šiandien aš susiradau draugą vakar ir aš galbūt jisai turėjo automobilį ir jis mane nuveš iki Eifelio bokšto ir taip toliau. Ta prasme, palikti vietos kažkokiems tai nutikimams. Kitas patarimas, tai jeigu tikrai norit žiauriai fainų prisiminimų, tai dažniausiai jie nutinka hosteliuose. Bent jau man taip nutiko per tiek daug kelionių ir kartais aš labai mėgstu sugrįžti į hostelius ir juose apsistoti. Todėl, kad tenai dažniausiai virtuvė būna bendra. Tai, pavyzdžiui, aš hostelėje gyvenau Düsseldorfe, Vokietijoje, tai man čia turbūt buvo įsimintiniausias dalykas, kad mes visi
nuėjome parduoti. Maža to, kad pakvietė mane, mes tuo metu filmavom laidą Makaliaus kelionės ir mane su operatorium pakvietė prisijungti kartu ir tiesiog susimesti ir ten viena mergina pagamino vakarienę visam būriui tuo metu tenai buvusių žmonių, kas ofisinį darbą dirbantys žmonės ir tiesiog Düsseldorfe, nespėjai paskutinį traukinį, jie liko nakvoti hostelyje ir sėdi dirba ten, kalbasi su kažkokia Indija, Afrika ir taip toliau, kas ten kažkokie apsipūtę ten keliautojai, tranzuotojai ir žodžiu visi atsidūrė vienoje erdvėje tai nakčiai, hostelyje, svetainėje. Ten mūsų buvo gal 12 ar 15 žmonių, mes kartu nuėjome į parduotuvę, nusipirkom alaus, kažko tai užkasti, paskui ėjome į miestą, naktinį Düsseldorfą pamatyti ir panašiai. Ir man tai buvo kažkas tokio labai žiauriai, aš net nenorėjau nei lysti tuo metu į telefoną, patikrinti, kas gero Facebook'e, ką gero veikia mano draugai ir taip toliau. Ir man tai buvo labai, labai gera patirtis. Ir jeigu nepavyksta apsistoti, jeigu nesinori gyventi hosteliuose, ten kur dažniausiai būna visokie sharing roomai ir panašiai, pasinaudokit Airbnb ar ten dabar jau gal ir daugiau ten tų portalų yra, HomeAway, Home2Go yra visokių portalų ir apsistokit pas kažką tai svečiuose. Jeigu jūs tikrai papulsit ant žmogaus, kuris iš to nedaro biznio ir tiesiog išnuomojo kažkokį tai butą Berlyno centre ir jį jame apgyvenina ir net pats jame negyvena, o tikrai papulsit pas tuos tikruosius Airbnb-autojus, tai turėsit labai unikalų potyrį, apsigyventi kažkokiame tai vietinių gyvenamajame name, kad ir tas Manhattanas New York'e man neiškrenta, tai buvo pats centras, pats brangiausiai viešbučiai aplink, kur aš gyvenu, daugiabutyje, kur apačioje yra durininkas ir taip toliau, ir aš už tai sumokėjau $200 už savaitę. Ir dar buvau vaišinamas konjaku ten ir taip toliau, nes jisai turi savo konjako kambarį, cigarų kambarį, kur ten, žodžiu, rūko cigarus ir panašiai. Tai vat, tas turbūt labiausiai ir žavi kelionėse. Ir mes, kiek dabar su tavim laiko kalbėjom, vis tiek vis užsimenu apie žmonės ir pažintis. Tai, žinok, tikrai tai yra visiška tiesa. Labai daug ką reiškia žmonės, kurie supa tave, o jeigu keliauji vienas, tai dar yra geriau, nes tų žmonių tu tikrai susirasi kažkokių tai naujų pažįstamų. Kelionės man, iš karto kažkodėl apie narkotiką pagalvojau, gal dėl to, kad tas kelionės yra kaip narkotikas, kaip priklausomybė, man kvepia aviaciniu kuru. Ačiū. Nėra už ką.